Labadiena, mėlieji. Su jumis sveikinasi Žalgiris TV ir čia tiesioginė transliacija prieš pirmasias Kauno Žalgirio Eurolygos namų rungtynes kartu su Nižni Novgorod komanda. Šalia mane sėdi Robertas Jevtokas, kuris yra iš karto po Kauno Žalgirio komandos rytinės treniruotės ir norėčiau pasišnekučiuoti truputėlį su jums, Robertai. Sakyk, kaip komanda jaučiasi pasiruošus rungtynėms su Nižni Novgorod ekipa? Kaip visada gerai, manau, kad kol prieš varžybas, manau, gerai išanalizavom viską, žinom, trenerio svarbiausia nurodymus vykdyti ir tikiuosi bus viskas gerai. Prieš Nižni Novgorod komandą teko žaisti 2011-2013 metų sezonuose ir 2012-2013 metų sezonas buvo ypač sėkmingas, kuomet ir pats žaidė, ir treniravo Joan Plaza. Kuo skiriasi komandos, Nižni Novgorod komandos tų metų ir šiuometinė Nižni Novgorod ekipa? Manau, kad jie vis tiek brendo kiekvienais metais, tie jauni žaidėjai vis tobulėjo ir jie tą įrodė, papuldami į Eurolygą. Taip kad, manau, tiesiog ne tik entuziastingi, kaip buvo, dabar jau ir subrendę ir šiek tiek su patirtim. Taip kad... Robertai, sakyk, kokie yra trenerio nurodymai prieš šį mačą? Išlošti. Daug nurodymų, ką žinau, smulkmenas, tiesiog turim savo taktiką, tik jos reikia laikytis, kaip visada. Tie nurodymai, kad agresyviai, gynyba, viskas, puolimas. Tiesiog turim savo išnaudoti stipriasias pusės. O kalbant apie baudų metimus, praėjusią savaitę prieš Madrido Real komandą turėjote šiokių tokių problemų su komandiniais baudų metimais, visa komanda. Ir ar treneris akcentavo ką nors apie būtent šį krepšinio elementą? Vis tiek pas mus buvo tik vienas tokios varžybos, manau, prastesnės su baudom, tai tikiuosi, kad tai buvo gal toksai daugiau pirmų varžybų jauduliukas, gal ar kažkas tokio. Tai akcentuoti, dabar net ir per treniruotės, aišku, daugiau mėtom vien tam, kad išgydyti tą žaizdą. Žemutinio Naugardo komanda prieš pirmasias Eurolygos rungtynes su Sasario ekipa buvo įkritusi į duobę ir turėjo 19 taškų atsilikimą. Tačiau sugebėjo išlipti iš duobės ir netgi laimėjo rungtynės 2 taškų skirtumų. Ką tai byloja apie Nižni Novgorod komandą? Tai tik parodo, kad jie kaunasi iki pat galo ir tiesiog nepasiduoda. Aišku, kita komanda 19 taškų išlošinėdami gal šiek tiek atsipalaidavo, nebevertino varžovo, o jie parodė charakterį ir ištraukė varžybas. Robertai, jau daugelį metų Žalgiris iš tikrųjų bando surasti tą puikų balansą tarp jaunystės ir patirties. Kaip galvoji, sprendžiant iš šių kelių, iš tikrųjų, dar sezonas tik prasidėjo, tačiau šių kelių varžybų, ar šis balansas šį sezoną yra galbūt efektyviausias? Kaip manai? Kol kas manyčiau, kad taip, dėl to, kad ir tas pats jaunimas jau apsišlifavo, kas nežaidė pas mus praeitais metais, bent ateidavo ir treniruotis, taip kad vis tiek jie, kaip sakau, prisišlifavo prie komandos ir šiemet tikrai tas duoda daugiau žymiai vaisių. Ačiū, Robertai. Na, kol atvyks Lukas Lekavičius, su kuriuo pasikalbėsime netrukus, siūlau pasižiūrėti, kaip sekėsi Kauno Žalgirio komandai treniruotėje. And I'll throw in a hand grenade and tell you how it is. I really feel for you. I'm sending a postcard from my heart, your love for a postmark, and then you know that you make me feel like we've been caught like kids in the schoolyard again. And I can't keep it to myself, can't spell it any better. L-O-V-E forever. I hope you know that I'm sending a postcard. I don't care who sees what I said. I'm in the whole world who knows what's in my head.
Štai taip, žalgiriečiai atrodė paskutinėje šios dienos treniruotėje prieš Nižnį Novgorod komandą, o šalia manęs sėdi Lukas Lekavičius. Labas, Lukai. Sveiki. Lukai, sakyk, kaip komanda yra nusiteikusi šios dienos varžyboms? Komanda tikrai nusiteikusi gerai, turėjom daug laiko pasiruošti rungtynėm ir palsėti spėjom po Lietuvos Ryto varžybų ir turėjom pakankamai pasiruošti šitom rungtynėm, tai komanda nusiteikusi gerai. Daugelis yra iš tikrųjų labai maloniai nustebinti tavo asmeniniu žaidimu, tačiau tuo pačiu kalba, jog tau gali kilti nepatogumų ginantis prieš aukštesnius varžovus, būtent dėl tavo žemesnio ūgio. Ką pats apie tai galvoji? Na, kai kurios komandos stengiasi tai išnaudoti, kaip Lietuvos Rytas stengiasi išnaudoti, Tadas Juškevičius, Dambrauskas buvo aukštesni už mane, tai stengiasi tai išnaudoti. Nežinau, tiesiog. Iš tikrųjų, tai spręsti komandiniais veiksmais. Iš tikrųjų visi puikiai matė, kad puikiai susitvarkė ir su Lietuvos Ryto žaidėjais, ir su Madrido Realo iš tikrųjų žaidėjais žvaigždėmis, tai Sergio Rodriguez su Sergio Lulu, jaunuoju Kampaco, ir pats surinkai iš tikrųjų 13 naudingumo balų, kol jie visi 3 kartu surinko vos 10. Dabar tavęs laukia Rochesty ir Kvostovas. Kokie tai žaidėjai ir kaip prieš juos reikia žaisti? Iš tikrųjų daug nežinau, žinau, kad Ročis yra kairiarankis, kiek žinau, bet šiaip daugiau neturiu ką pasakyti. Iš tiesų, aišku, tai aukščiausios klasės žaidėjai, tai reiks stengtis daug gynybai dirbti ir tiek. Ar yra skirtumas žaisti prieš kairiarankį ir dešiniarankį? Ar yra koks nors keblumas dėl to? Man asmeniškai tai nežinau, kaip varžovam kitiem. Ar galima teigti, kad su kiekvienomis rungtynėmis visi gauni daugiau ir daugiau pasitikėjimo? Na taip, iš pradžių aišku buvo sunku, bet kuo toliau, tuo vis jaučiuosi geriau rungtynėse. Kaip galvoji, koks galėtų būti pagrindinis Kauno Žalgirio komandos ginklas rungtynėse prieš Nižnį Novgorod? Pozicinis krepšinis, manau, nes jie mėgsta tą tokį bėg ir mes, tai manau, mes turėtume žaisti kuo lėčiau ir protingiau prieš juos ir tiesiog pozicinio krepšinio turėtume pranašumą. Galbūt norėtum asmeniškai pakviesti Žalgirio fanus į rungtynes? Na taip, visus kviečiu, aišku, į Žalgirio areną, nes kuo daugiau žmonių, tuo didesnė tikimybė iškovoti pergalę, be abejo. Ačiū, Lukai. Šiuo metu Nižnį Novgorod komanda treniruojasi ir jau visai netrukus, tai yra lygiai 13 valandą, mes pasikalbėsime ir su jų komandos atstovais, tai Ainaru Bagackiu ir įžaidėjų Tayloru Rochesty. Likite su mumis ir iki greito.